Labadiena. Azijos indeksams fiksavus kilimus, Europos biržos labiau linko į neigiamą pusę. Vokietijos akcijų kursus tempė gilėjančias baimės dėl bendrovių pelnų mažėjimo, kurių neatsvėrė net gera žinia apie verslo pasitikėjimo indeksų išaugimą bei bendrovės Siemens gerus veiklos rezultatus. Naftos kaina kiek krito dėl spekulacijų, kad atsargos didėja vis mažėjant paklausai. Be to, naftos kainos kritimas glaudžiai susijęs su dolerio kilimu prieš euro kursą. Pabaltijos akcijų rinkos pradžioje kiek kilusios, paskui užsienio rinkas visgi prekybos pabaigą mažino kursų prieaugius. Vilniaus vertybinių popierių biržos indeksas krito 0,08%. Be trijų pagrindinių pozicijų, tai yra Ūkio banko, Teo LT bei Banko Snoras, šiandien kiek didesnė nei įprastai apyvarta pasižymėjo Grigiškės, Klaipėdos nafta ir Lietuvos dujos. Beje, pastarosios vėl buvo spekuliantų objektų. Bendrovėje Apranga jau ryt skelbiant 2009 metų prognozes, akcijų kaina šiandien kilo virš 4%. Dėl galimo Agrovil Group susijungimo paneigus informaciją, akcijų kursas kristelėjo kiek daugiau kaip 10%. Panašu, kad tokį pranešimą nepalankiai vertino rinkos dalyviai, kurie tikėjosi paspekuliuoti dėl galimos kainos kilimo. Bendra apyvarta šiandien išliko virš 3 milijonų litų. Rygos vertybinių popierių biržos dalyviai buvo nusiteikę spausti kursus žemyn, ką rodo 2,53% kritęs indeksas. Be bendrovės Grindex, kurios kursas krito net virš 11%, daugiau susidomėjimo šioje biržoje nebuvo. Bendra apyvarta siekia 22 tūkstančius Latvijos latų. Na, o Talino vertybinių popierių biržos indeksas kilo 1,7%. Daugiau kaip 400 tūkstančių eurų apyvartos pasiekė prekyba Tallinn Group bei Talina Vesi akcijos. Kiek didesnį kainos atšokimą į viršų demonstravo mažmeninės prekybos rūbais Baltika kursas. Šiandien naujienų tiek, kylančių jums rinkų.